Pasaka. Oi, gražumėlis. Wow. Ryto natiurmortas. Vakar dariau koncertą iš namų ir kažkaip norėjau pasidalinti jausmais. Ką tik žiūrėjau tokį video apie ayahuaską, apie tai, ką jinai parodo ir, jeigu tikrai pas gerus šamanus nukeliavus ar mentorius, tai ayahuasca parodys, kad ir tie patys mentoriai pasakys, kad visi vaistai jau yra mumyse. Ir, žodžiu, aš šiandien klausiau įrašą koncerto ir man vietomis taip gražu buvo, bet mano protas dažnai galvoja, oi, bet čia kažkaip nepakankamai ritmiškai, arba čia kažkaip biškį nusidainavau, arba dažnai galvoju apie tai, kad galbūt ateis kažkoks bičas, gitaristas, geresnis gitaristas už mane ir ten kritikuos mane. Nors aš ta prasme net neturiu jokių tvirtų įrodymų, kad yra tokių žmonių. Nežinau, gal yra koks nors Discordo kanalas apie mane. Bet ne tai, kad aš čia labai sureikšminus, bet dabar mes tokiuose laikuose esam, kur net yra kažkokios platformos, kur gali sukurti kanalą apie tave, kad tave apkalbėti. Tai labai taip nesaugus jausmas kyla iš to. Ir tada mano protas ten kūrė visokius ten scenarijus, kaip čia iš manęs ko gero visi tyčiojas, norisi sugrąžinti save ir pasakyti, kad ne, labai gražu ir smagu ir tiesiog nuostabu, kad pasirinkau koncertuoti ir dalintis muziką, nes žinau, kaip man tai yra svarbu ir gera dainuoti, ir kaip negera, kai tiesiog stabdau save ir apvogiu kitus nuo šitos dovanos. Ne tai, kad sakau iš kažkokio egoistiško taško, bet man atrodo, kiekvienas ateinam pasaulį su kažkokiom dovanom, įrankiais, kurie yra skirti tam, kad mes jais dalintumės. Ir man, pavyzdžiui, kai dainuoju, kartais ateina toks jausmas, kad mano siela tai gydo. Ir jeigu aš taip jaučiuosi, tai nebejoju, kad ir kažkam kitam taip gali suveikti. Aišku, būna visokių momentų, kad iš ego nori kažkaip ten šoktelt aukščiau bambos ar kažką. Tai, bet visą tai yra labai žmogiška ir suprantama ir tą irgi priimu. Tai aš už tą koncertą nieko negavau, pasidalinau savo nuorodą
į bankinius pavedimus, bet negavau jokių pinigų ir gal prieš kokius, nežinau, metus ar du daugiau save graužčiau dėl to, nes augdama labai stipriai buvo man aiškinama, kad jeigu tu negauni pinigų už tai, ką tu darai, kad tai yra bevertis dalykas. Dabar aš pradedu matyti daugiau tą ne tiek piniginę išraišką dėkingumą, kiek visom kitom ir net ne tiek fokusuotis į skaičiavimą, kiek aš ko gavau, bet daugiau į tai, kiek aš atidaviau ir kiek galiu dar daugiau duoti. Man atrodo, čia reiktų atkreipdėmėsi. Ir tikrai pinigų reikia ir svarbu ir noris tų pinigų, viskas oksto, bet tiesiog norisi keisti tą mindsetą apie pinigus. Matyti juos kaip tiesiog dar vieną dėkingumo išraišką. Ir kad tai neturi kažkokio tai didesnio svorio negu gražus žodis. Kad tiesiog ta pati energija, tik tais kita išraiška. Tai va. Hai. Sveiki. Einam su manimi į parduotuvę pirkti maisto po mano badavimo akcijos, kaip sakė draugė, bado akcijos. Galvojau, gal net nepasiseks rašyti jokio video man, nes paskutinį video nufilmavau Italijoje. Ir šis mėnuo buvo toks, dar vyksta, bet vyksta taip ganėtinai nemaloniai. Labai daug visokių deadline'ų, paraiškų, kurias noriu pateikti. Aišku, būtų gerai, jeigu už mane kažkas pateiktų, bet dabar nesu tokioje pozicijoje. Tai turiu pati to rūpintis. Bet vakar jau kažkaip pratrūkau pas Radvilę. Atlikėjo toks gali būti kartais gyvenimas, kur darai dalykus už 5 žmonės, rašau paraiškas už save, organizuoju už save, produsuoju ir dar turiu kurti. Ir, ta prasme, nebėra to laiko kurti ir aš sakau Radviliai, kad aš nesijaučiu, kad būčiau kūrėja. Aš jaučiuosi, kad dabar esu vadybininkė labiau. Ir jinai sako, tai dabar kankiniesi. Aš sakau, tu dabar kančioje. Ir aš galvoju, o Dieve, šiaip jo. Aš tiesiog galvoju, kad čia tiesiog gyvenimas mano. Ir kad taip yra normalu gyventi. Bet jo, labai svarbu pakurti. Ir aš grįžau namo ir ne tai, kad labai kūriau, biškį pakūriau, bet ir taip pati kūryba labai ir jinai gali būti suspynus su daug dalykų. Pavyzdžiui, man tai yra suspynęs tuo, kad gal aš geriau net nepradėsiu kurti, nes jeigu aš dabar įsimylėsiu iš to dainą, tai reiškia, man reikės iš kažkur gauti šaibų, kad ją perduot, produsuot kažkam, kas geriau produsuoja, nes aš dar nesu tokia gera prodiuserė, muzikos prodiuserė turiu. Bet gal galėčiau būti, bet tada man reikia mokytis ir viskas taip užsivelia, kur net nebenoriu kurti. Bet, galima kažkaip save sugrąžinti į tą, kad, tai aš tiesiog padarysiu kažkokią dalelę ir žiūrėsim, kas iš to bus. Galiausiai tai supratau, kad man tas dalykas, be kurio kankinuosi, yra dainavimas. Tai aš tiesiog prisėdau padainuoti ir siela kaip mat atsigavo. Atrodo, kad esu kažkokioj pasakoj. Prisirinkau gėlyčių. Dalis manęs mėgsta rinkti gėlytes Galgių kaime, o kita nori apkeliauti pasaulį. Ir radau šitą akmenuką, ant kurio dar nesėdėjau. Ir dar tokį gražų kelią į kažkur.
Nežinau kur, būtų įdomu ištyrinėti. O dabar taisiu prisėsti. Oh, wow! Wow. Naujas įsižeminimo būdas. Nuostabu. Pasaka. Oh. Oi, gražumėlis. Jos mane saugo nuo tų, kurie neis atsargiai. Jos gali nutvilkyti, kad jie žinotų, kaip daryti nereik. Labas. Kažkaip sunkiai man sekas daryti video pastaruoju metu. Bandau susitvarkyti tokius dalykus kaip biudžetas ir rutina. Tokie nelabai seksi ar kūrybiški dalykai, bet supratau, kad man labai sunku kurti, kai aš nesuprantu, kas vyksta su mano pamatiniais dalykais. Kas yra labai normalu, bet tiesiog, nežinau, užtrunka laiko suprast, kad aš negaliu tiesiog būti, kūrėja, faina, bim bam, bet kartu turiu būti ir suaugęs žmogus su savo atsakomybėm ir, žodžiu, tai labai tik kažkaip džiaugiuosi šitą palangės kompozicija, man jinai tokia įkvepianti ir tos obelis lauke ir čia viskas tiesiog. Per šitą badavimo kelionę viskas man kulminavo į tai, kad pradėjau atkasinėti tokius kažkokius užsisenėjusius dalykus, bet kaip pavyzdžiui šitą svajonę, kur aš jau apie ją kalbėjau, bet kažkaip šiandien labai hitino, kad jaučiuos labai bejėgė. Nežinau, nuo ko pradėti. Kur jau buvau kažkaip atrodo atsiribojus nuo tų minčių per daug apie užsienį. Bet suprantu, kad tai padariau, kad nedaužyt savo širdies. Bet ta galvoju, o tai, what the fuck. Ar nėra taip, kad dūžta mano širdis, kai aš save įtikinėjau, kad man kažko nereikia. Tai va. Gerai, tai aš jau tada eisiu. Ate, sėkmės, parašykit, ką galvojat. This is art.